Sveiki visi aukštos įtampos fanatikai ir spatganų fanatikai. Dėl tos esmės, čia kaip matote yra bobina. Paleidimo schema yra maždaug už 10 litų grubiai padaryta, čia prieš metus gal padariau. Galiu pasakyti, kad bet koks žmogus, kuris biškiai yra litavęs, kažkiek tikrai sugebės sulituoti, yra schemų labai daug internete. Tiesiog reikia išsirinkti, kurią geriausia yra. Čia yra kondensatorius aukštos įtampos, išorėje yra aliuminio folija apdengtas, o viduje yra aliuminio pudra. Ji lengviau padengia paviršių, už to geriausiai ir man tinka. Bet reikia biškai, kad paveiktų, kad užsišildytų kondensatorius, kad padėtų veikti kaip priklauso. Ir kaip dauguma nori va tokius dalykus dažniausiai naudoja spatganui, aš irgi spatganui naudoju. Ir iš tikrųjų aš esu kūrėjas pirmosios temos, man atrodo, forume mūsų apie spatganus. Ir čia yra patarimas šitoj vietoj. Čia yra žvakė, kas tikriausiai nežinote, bet visi žinote tikriausiai. Šitokią žvakę galima rasti bet kokiam autoservise. Ir galite net nemokamai gauti, nes jų labai daug išmeta ir jos nėra pagrinde labai reikalingos. Senos, ir šitą yra sena iš Mercedeso. Gavau čia. Ir kojytės, o šitos kojytės, kur yra 3, jos dažniausiai būna arti. Būna centrinio to taško arti būna. Jas geriausiai yra biškį į toliau atskleista, kibirkštis didesnė gaunasi. Bet geriau nenulaužti. Tada kažkodėl sunkiai uždenga spatganą, nežinau kodėl. Bet bendrai galima naudoti ne bet kam uždegti, kad ir dujinėm bombom, kam nors ar kažkam iš nuotolio puikiai tinka uždeginėti. Taip. Šitas generatorius generuoja maždaug apie 100 Hz moduliaciją. Matote kibirkštis. Taip, čia yra kibirkštis. Čia yra maždaug 2 cm šuolio, bet silpna. Dabar užsuku ant kondensatoriaus. Kai matote, vienas galas išorinis yra įžemintas. Kondensatorius visas principas yra 2 plokštelės teoriškai. Ir pamatysite tojaus šitas. Taip. Kaip matote, tikrai daug aštresnė ir šviesesnė kibirkštis. Kondensatorius veikia. Tikrai veikia. Gerai. Išjungsiu šičia. Gaunasi pagrindė šis yra visas principas, spatganui galim naudoti ir bet kokiem tyrimams, aukštos įtampos, ionizavimo oro, sprogmenų paleidimui, bet kam tinkantis dalykas. Ir bobina, tai čia 30-40 litų, kartais net įmanoma gauti šrotę net ir nemokamai, jeigu kokio nors golfuko ar šiaip kokios nors mašinos, kur nelabai yra plačiai naudojama. Čia laukinės mašinos naujos turi 4 ar 5 bobinas po mašinoje ir gaunasi jų visų nereikia po avarijos, jų tikrai išmeta, tai tikrai galite rasti jų, 100% galite rasti. Sėkmės darant aukštos įtampos transformatorius su kondensatoriu.